Labą dieną, esame Žemosios Panevėžio Paduvos gatvėje. Iš įvykio vietos, kaip tik dabar matome gaisrą, atvažiavo jau 3 ugniagesių brigados ir matome jos tuoj pradės gesinti pastatą. Pastatas dega, atvira liepsna, atvažiavo policija. Pažiūrėkit, pareigūnai dirba savo darbą, jie palaiko viešąją tvarką, neleidžia vaikams prieiti prie ugnies vietos. Ugniagesiai jau ant stogo, taipogi dirba savo darbą. Tuoj prieisim iš arčiau, pažiūrėsime, kaip jiems sekasi. Jau jie kažką purti, ne? Policininkai laiku ir vietoj. Ai, policininkai čia atvažiuoja. Na, kas naujo, kas naujo? Kaip manote, operacija pavyko padegti pastatą puikiai. Mūsų darbas. Tai mūsų darbas. Varom į kapus. Mano darbas. Davai pravažiuojam, ble, čia užtvers kelią tada. Čia bus labai blogai, nes ugnis dega ir mus visus paims liepsna. Suprantat? Ką? Viena iš didesnių gaisrų iš Vokietijos labdaros praeitais metais. Vienas iš mūsų ugniagesių pasididžiavimų, tai yra automobilis GAZ 2150, štai jis ateis į įvykio vietą. Blet, kur iš čia važiuojant? Pačioje vėlgi įvykio vietoje, kaip matome, brigados dirba iš peties, vyrai va pavargę. Iš tikrųjų, gaisras buvo gesinamas, likviduojamas 5 valandas, pasitelkta 8 brigados, visos jos yra čia. Kaip matote, nuostolių praktiškai išvengta, atsipirkta minimaliais kosmetiniais Liko langai. nuostoliais.